labai nejauku bus, nes kamera pasukta kitaip. Ir aš negaliu žiūrėti kamerą, nes jeigu aš žiūriu kamerą, va čia. Jeigu aš žiūriu kamerą, tada aš nematau savęs. Aš va čia, kamera čia. Tan. Ir labai kvailai. Ir aš tada žiūrėsiu taip į žalią tašką. Ir su jumis kalbėsiu, lyg tai aš su jumis kalbu. Bet aš jums žadėjau perskaityti knygą garsiai, nes yra toks pratimas. Jeigu nori kalbėti užtikrintai, jeigu nenori va šitą girdėt, jeigu nenorit visą laiką sakyti kaip, ir, žinai, tai tada reikėtų skaityti knygas garsiai, rekomenduoja 20 puslapių per dieną ir garsiai, ir žinai, reikia taip specialiai dar vaidinti, vis labiau, žinai, taip įsijausti į savo emocijas. Ir jeigu aš kai kur perlenksiu lazdą, o taip tikrai vyks, aš perlenksiu lazdą, tai tik į pliusą. Kuo daugiau parodyti emocijų, kuo daugiau intonacijų ir kuo aiškiau perskaityti, tada ir dikcija gerėja, ir daugiau žodžių pasimokysim. Šiandien knyga tokia, vadinasi Man 50 ir aš dar gyva. Aš mergaitės viskam ruošiuosi iš anksto, viskam. Ir senatvėj irgi ruošiuosi iš anksto. Kaip aš ruošiausi iš anksto būti direktorė, kai man tik 20 buvo, kaip aš ruošiausi iš anksto būti mama, įmonės savininkė, aš to norėjau dar būdama mokykloje, taip iš anksto aš ruošiuosi savo 50-mečiui ir po. Tai kadangi autorė sako, kad po 50 dar galima gyventi, man labai įdomu buvo paskaityti, aišku, čia ironija, aišku, kad visi, kas nemirs, tie privalės gyventi. Kaip sako, senatvė tai dovana, tai yra privilegija, nes tu išgyvenai iki tiek laiko. Ir šitoj knygoje yra labai daug pliusų, aš pati ją įpusėjau, bet dabar su jumis skaitysiu iš naujo ir nieko blogo paskaityti iš naujo, nes tikrai labai daug gerų minčių. Ją parašė talentinga žurnalistė, kurios iki šiol aš, man atrodo, nepažinojau. Ką aš žinau, gal jinai kad nors ėmė intervą iš manęs. Jinai dirba populiariam žurnale. Galbūt mes su ją bendravome, bet aš žiūrėjau jos nuotrauką ir aš jos nepažinau. Ir jos vardo irgi aš tokio nepamenu. Bet tikrai įdomu būtų pamatyti autorę, nes autorė labai savimi pasitikė. Taip rašo iš tokios pozicijos moteris, kuri labai savimi pasitikė ir tada atrodo, kokia nefigiena turėtų būti. Jinai ir jos draugės. Bet gali būti, kad visos istorijos išgalvotos. Tai pradėsiu nuo prologo ir šiandien paskaitysiu tik prologą. Gerai? Aš nenoriu. Ir jeigu mano žvilgsnis žiūrėsi tą va ten, tai reiškia, aš bandau žiūrėti į save. Bet aš žiūrėsiu čia. Gerai. Tai prologas vadinasi Dramblys degtukų dėžutėje. Ta penktadienio vakarą mudvi su geriausia draugė Silva nutarėm pasijausti iš karto naujai. Tai tą penktadienio vakarą mudvi su geriausia draugė Silva nutarėm pasiausti kaip reikiant. Ji ką tik sudarė geriausią šių metų sandorį, o aš tiesiog jaučiausi to nusipelnėsi. Nagi, vežk mus ten, kur linksminasi tokias kaip mes, šūktelėjo jį vairuotojui. Kaip šilusios nuo namie išgerto vyno, išsiropštėm į taksi. Įsiropštėm. Vat niekada šitų žodžių nenaudoju naujieną. Tokios kaip jūs, taksistas pažvelgė į mus, tarsi būtumėm paprašysios į degtukų dėžutę sukišti dramblį. Jis pasiūlė 14 nuobodžių kavinių ir restoranų su livrėjomis vilkinčiais padavėjas. Blecha, va čia yra mūsų amžiaus skirtumą, livrėja. Livrėja čia yra toks kaip jau istorinis kostiumas, žinai, livrėjomis vilkinčiais padavėjas. Nepažįstu ne vieno tokio restorano. Tačiau po galais mes nenorėjome valgyti, mes norėjome linksmintis. Apsukęs porą ratų po miestą ir pasikonsultavęs radijo ryšių su keletu kolegų, klausyk, čia tokios dvi, supranti, tipo amžiuje, nori kažkur pasilinksminti. Gal žinai kokią vietelę? Pagaliau išleido mus prie naktinio baro, kuris visame mieste garsėjo tolerancija tokiomis kaip mes. Mūsų nelaimiai ši įstaiga buvo uždaryta visai vasarai. Akivaizdu, kad vasara
tokios kaip mes nesilinksmina viešuose vietose, jos daro butų remontą, ravi daržus, raugia agurkus ir verda uogienės žiemai. Arba geria vienos namuose. Ir ne tik vasarą, net ir šaltuoju sezonu vėlų vakarą neretai pasijuntame taip, tarsi toms, kuriems per 50 būtų paskelbta komendanto valanda. Tai kvepia diktatūra. Kovodamas prieš ją, mudvi su Silva vykdom slaptą misiją – laisvė 50-metėms. Kartkartėmis traukiame miestą, bandydamos pralaužti ledus ir sugriauti stereotipą, kad naktinis pasaulis priklauso tik 18-mečiams. Jei ne mes, tai kas? Drąsiai. Iškirpsiu šitą. Gal ne. Jei ne mes, tai kas? Drąsiname vieną kitą, kai skambant techno muzikai ir žybčiojant neoninėmis šviesomis, liekame stuksoti šokio aikštelėje, tarsi du dinozaurų skeletai apsupti mokinukų ekskursijos muziejaus gale. Labai gražus palyginimai man čia. Pas jie buvo dramblys daiktukų dėžutė ir va čia du dinozaurų skeletai mokinukų ekskursijos muziejaus salėje. Taip vaizdingai labai. Šįsyk mūsų misija tikslo nepasiekė. Po kelias valandas trukusių bergždžių paieškų velkamės iš mūšio lauko namo. Koks velnias mane vertė austis tuos seksualius, spaudžiančius aukštakulnius. Paskui driekėsi... Va čia labai sunku man bus. Bet čia išbandymas. Paskui driekėsi gal nutrintų užkalnių, o gal kraujuojančias mūsų savigarbos palikta šliūžė. Niekis, eisim rudenį, girdėjo mieste duris atvers dar vienas baras, skirtas ir vyresnio amžiaus moterims, guodžiu Silva, bet ji tik purto galvą. Ne, tai ne mano jėgoms. Galbūt aš nesu tvirta tokioms misijoms. Palikim tai jaunesniems. Aš pasitelkiu paskutinį argumentą. Pagalvok apie mūsų dukras, kas praskins joms kelius. Juk jei ne mūsų promočiučių atkaklumas, šiandien neturėtume net teisės balsuoti, bet Silvai būti misionierė akivaizdžiai atsibodo. Nors jos optimizmas toks begalinis, kad kartais man norisi ją prismaukti, tačiau šįsyk ir jis išseko. Tokios kaip mes nesilinksmina po ilgos darbo savaitės baruose, jos nekilnuos varmenų sporto salėse, geriausiu atveju lanko jogą arba pilatesą. Jos nedavė mini sijonų ir atskirų bikinių, nemoka naudotis išmaniosiomis technologijomis, savaime suprantama nesimyli, o jei tai ir daro tik iš pareigos, kad vyras nepabėgtų pas jaunesnį. Tokios kaip mes nieko nenutuokia apie madą ir šiuolaikinę muziką, pusė algos tokias kaip mes išleidžia kremams nuo raukšlių, o kitą pusę deda į kaupamosios pensijos fondus, nes kasgi dar galėtų rūpėti tokiomis kaip mes. Kalbėdama apie tai nuolat prisimenu vieną anekdotą. Šnekasi dvyniai motinos gimdoje. Kaip manai, klausė vienas, ar egzistuoja gyvenimas po gimimo? Kitas susirūpinęs atsako, nežinau, bet iš ten dar niekas negrįžo. Taigi, ar egzistuoja gyvenimas po 50? Pastebėjau, kad tokia amžiaus moteris linksta į du kraštutinumus. Vienas sako, kad menopauzė yra ko aiškiausias gamtos siunčiamas ženklas padaryti pauzę ir atsitraukti nuo aktyvios veiklos, ir tos, kurios su tuo nesutinka, yra tiesiog jaunystės kulto aukos, negalinčios susitaikyti su neišvengiamai artėjančia senatvė. O kitas tvirtina, kad po 50 gyvenimas tik prasideda, nes atsakomybių gerokai sumažėja, o galimybės niekur nedingsta. Aš manau, kad tiesa, kaip visuomet, įsitaisiusi kažkur per vidurį. Šioje knygoje neketinu įrodinėti, kad būti 50 nelyginami geriau negu 20. Paistalai. Kam kišti dramblį į degtukų dėžutę? Geriau paieškoti jam tinkamesnio aptvaro, tokio, kuriame jis galėtų patogiai ištiesti savo ilgą straublį. Netiesa ir tai, kad sulaukusios 50 tampame išmintingos kaip pelėdos. Mes darome nemažiau klaidų nei prieš 20 metų ir patyrėme nemažiau juokingų, skausmingų
ir gėdingų nutikimų, apie kuriuos net ne visuomet norime pasakoti. Galbūt todėl, sėsdama rašyti knygos apie 50-metės, pasitelkiau savo alter ego Kristiną. Pagrindinis personažas gimė iš mano galvos, panašiai kaip karingoji ir išmintingoji deivė Atėnė iš savo tėvo Dzeuso galvos. Bet kiek ji turi manęs, tebūnie paslaptis. Galiu patvirtinti tik tiek, kad abi esame senokai ištekėjusios, užauginame palelį vaikų, dirbame žurnalistėmis, vis dar telpame jaunystės laikus džinsus ir nuolat praleidžiame gerą progą patylėti. O svarbiausia, abi ką tik atšventėme 50-metį. Iš pradžių norėjau šiuo šiurpiu skaičiumi paženklinti tik Kristiną, bet ji ne už ką nesutiko senti viena, kaip koks Doriano Grėjaus portretas, dėl to teko šią lemtimi pasidalinti. Tad sveikos įžengusios į mūsų valdas, negaliu atsispirti pagundai šią dalį baigti užrašu, kurį Dante, nežinau kas, Dante Alighieri, nežinau tokio nepažįstu, savo dieviškojo komedijoje parašė ant pragaro varto: palikit viltį visi čia įeinantis. Bet mano nenugalima meilė tiesai vis dėlto nugali norą juodai pašmakštauti, todėl turiu prisipažinti, kad pusamžio pragaras kartais netgi komfortiškesnis už amžiaus vidurio krizės skaistyklą. Tai čia autorė pasako, kad, matai, aš, kuri išgyvena tą būtent kaip čia vadinasi, amžiaus vidurio krizė, aš išgyvenu 40, manau, išgyvenu ir man atrodė, kad čia yra labai sunkus periodas, aš apie tai skaitau knygas, vis kažkaip noriu gražiai išgyventi, o pasirodo, kad, pavyzdžiui, pusamžio pragaras komfortiškesnis. Reiškia, kad man už 10 metų kokių ten, už 8, už 6 Viktorija blecha, nes man kem 4 bus šią vasarą, man nebus sunkiau. Tai žinai, šita knyga, jinai duoda vilties. Tai autorė prisipažino, kad čia ne jį pati, o čia yra personažas Kristina. Bet aš jau, kai pusę knygos perskaičiau, aš supratau, kad aš manau, kad ten labai daug autorės yra. Nes ta knyga praktiškai tokia kaip skaitoma kaip dienoraštis. Nežinau, ar visą tai įmanoma išgalvoti, jeigu to nepajutai. Po to, kada nors susipažinsiu su autorė. O jūs, prašau, parašykite atsiliepimą, kaip jums buvo mano pirmas skaitimas, ar man tęsti, nes viską talpinsiu YouTube. Norėjau po 20 puslapių, bet aš suprantu, kad čia kol kas man sunkiai užduotis. Matėte, aš daug kartų suklydau, aš to neiškirpsiu. Jūs tiesiog pasakykite, kaip jums buvo, kaip įspūdžiai, ar jums patiko, ar įdomią knygą pasirinkau, ar irgi norit pasiruošti saugiai senatui. Ir ar patinka mano skaitimai? Ar tęsim ar ne?